Jau rekordas. Sveiki visi, šiandien su draugais nusprendėm nueiti į mišką ir galų gale praleisti naktį, o plačiau papasakos mūsų gaujos vadas. Per naują, nes lieva pradžia buvo. Aš esu mūsų žygio vadas Vakaris Česna. Mūsų šiandienos tikslas yra nusigauti iki Šlavanto ežero, nenaudojant jokių GPS-ų, jokių mobiliųjų telefonų. Viskas, ką mes naudojame, yra kompasas ir žemėlapis. Pirmas mūsų checkpointas bus Kukliai. Dabar susiradom upelį ir bandysim palei upelį nueiti iki Kuklių, o nuo Kuklių pažiūrėsim, kur toliau reikės eiti, pažiūrėsim, ką rodys kompasas, pažiūrėsim žemėlapis ir tada susirasim kitą checkpointą ir susitiksim prie jo. Tai bus labai įdomu. O, va čia mūsų upelis ir kokias, tai mums dabar reikia pereiti. Jo, va šičia kažkur. Dabar jaučiamės va šičia va kur link kažkokio ežeriuko šakojasi. Tai link Kuklių, tai mums reikia va čia mane eiti, va taip. Bet va žiūrėk, mes kai ėjom tipo va šitaip, ane? Ir šitas va tikrai sukasi į čia, tai gal mums va tai va reikia. Mes jaučiu va čia va, kur ne krūnui, tai va čia va kur tarpas. Tai pabandom gal apeiti, jeigu neišeis apeiti, tada jau teks skirti. Dabar mums reikia nusigauti kitą pusę, tai mes galimai nusilaušim, pavoksim medelį, įsitiesim ir bandysim pereiti. Kažkaip bandysim rasti pagalį ir nusigauti kitą pusę, nes visa šita upė veda iki pagrindinio kelio, kurio mums nereikia. Mums reikia eiti ten, bet mums reikia kirsti šitą. Va, tipo iš karto. Šitas tikrai laikys, nes kiek biškį papuolė. Jau pradėjom statyti tą tiltelį, bet trūksta dar medžio, nes labai netvirtai viskas susidėjo. Tai galvoju, aš būsiu geresnis, aš nekirsiu. Tai mūsų ieškosiu. Čia kažkur turėtų tikrai būti bent vienas. O, radau. Manau, tas bus gerai. Tu nu. Mes jau labai pavojingi, turiu pasakyti. Darausi labai nigeris. Kodėl? Ten vidury nemanau, kad dėk. Arba šitą geriau dėti. Atrodo nestabiliai. Šitų pagalių, bet lembo. Šitą reiks parodyti kunčias mokytojai. Už 3 atsiskaitimus. Ant šito tai gerai stovėti, bet čia va dabar vien plono šakos, tai nežinau, kur čia dėt koją. Šok. Greitai šok, manau. O pusiai lūžta. Nėra kur. Taip. Sausas. Ačiū Dievui. Pasisekė tiesiog uždėt koją. Va. Tempiam. Labai svarbu. Gerai. Lyn. Gauni karnį butelį. Remkis į žolę. Laba, kažkaip. Taip. Šitą filmuosim būtinai. Bet traktoriai artėja. Čia ta laiko limitas. Atsarginis ten. Šiaip ant to storo tai tikrai gali lipti jisai laiko. Ir ant to plono iki vidurio gali lipti. Pasieksi Jo. ranką, tai grieb. Bandysi greitai. Gal man permės kuprinę ir šok? Ne, ten žinok tarpų daug yra. Ai, taip, ir kitą koją dėk ant tos kitos šakos. Kurios kitos? Šitos šviesios pačios viršiausios. Jo, kur Arnas dėjo. O, šitai va. Dabar tą pagalį laikymo į vidurį, į kitą galą dėk. Į kitą galą vidurį. Maždaug. Gerai. Gerai, tai dar vieną žingsnį turi dėti. Arba truputį, va tai va tiesiog kojas dasistum. Kairę koją dasistum. O, va tai va. Gerai. Dar biškį dešinę koją ir dėk pagalį. O, gerai, labai gerai. Gerai, gali mest tą pagalį, duot Vakariui ranką. O, čia. Super. Mest tą pagalį. Jo, galėsim ir grįžti. Aš domai pasinešiu vandenį tokios paslaugos. Nieko to. Arba vėl. Belė kokį kalną užkilom. Rainė. Graži šaka šitą paštraukta. Tai čia tipo apsipjausto, bet tas visas pilnas vabaliokų buvo. Tai tą išmečiau, nes būtų visą Jau tašės pilnėja po biškį. Bet va šitas va geras. Pat bandysiu nukonkuruoti, nes jie visi rado po grybą. Tik tai Arnas nerado. Ir bandau dar greitai susiras grybą. Blet.
Čia koks gerų. Galim prakast reikia, davai prakast. Bus daugiau kvapo. Galimai pasisotinsim kopūstų šiandien. Pavyko. Žiūrėkit, kokia mano rėtė graži. Vakars miškelis, bandau susirast grybą. Kol kas tai nieko nematyti. Čia kaulų. Čia dar kaulai. Suplautė. Ui. Ai, sau čia tikrai kokia didelė. Arnai! Kaulas. Čia ir kaulai. Esi čia vilkų buveinė. Radom visai sunkiai pastebimą kažkokią apleistą namuką. Troba miške. Mano vanduolė. Ai, ne čia vėjai. Čia kažkokį prūdą radom. Jeigu eitumėm per upę, tai mes tiesiog va tai va tiesiai eitumėm, o čia tiesiog galėtumėm va tokį va kampuką. Dabar arba žiauriai suklysim ir nuklysim nuo kelio. Mes dabar prieisim upę ir mes nežinom kokio tai pločio. Ir mes galimai arba bandysim ją pereit kaip pirmai praeitą upelį, arba jei mes jos nepersim, turėsim vėl atgal grįžti, sukt ratą, pereit keliu ir vėl grįžti į kelią. Tai mes dabar žiauriai stipriai rizikuojam. Bus įdomu. Čia iš vis pro kiemus turim eit. Nu kol kas žygis super. Jau per tą upę tiesiog. Galėjau padaryti tarpą. O, gal čia ta upė? Paras nėra. Mums dabar reiktų gal peršokti ir ten. Galima atsiliepti. Minusas. Ką? Visai ne pomidoras čia, a biški muhamaras. Žodžiu, tikslo artėjam, bet labai lėtai. Jau yra beveik 3, pusė 3 gal. Tai mes čia sukom ratais kvadratais mišku. Jau nuėjom apie 15 kilų, o viso žygis pagalas, kad turėjo gautis kokį apie 15. O mes dar nelabai artėjam, tai. O dar reikia įsikurt, dar laukia užduotys, laužas, viskas. Bet smagu. Smagu. Pasiekim pagrindinį kelią. Dar eisim, tada ten suksim mišku ir eisim palei upę. Blemba, visi mirė. Pagaliau. Pagaliau mes tai padarėme. Let's go. Real bad news. Pasiekėm pagaliau stovyklavietę. Viskas super. Truputį persikraustom į kitą pusę. Toliau nuo ežero. Prie ežero truputį gal bus vėsiau, tai judam link čia truputį toliau. Čia gal dar net jaukiau iš tikrųjų. Žodžiu, pribėgom daug nelaimių. Pagrindas tas, kad baigėsi ugnis mum. Aš pamačiau žiebtuvėlį, o kito žiebtuvėlio baigėsi dujos. Ir žodžiu, bet paėjau žmonės davė. Sunkiai, bet davė. Ten vienas kažkoks dėdas sako, dirbt reikia ant degtukų. Ką, nemoki laužus įkurt. Rankom ten trindamus. Nu, žodžiu, pradėjo įsikalnėti, bet kitas vyras atėjo davė. Dabar varom pradžiugint draugus, nes jie jau ten arba sušalę, arba iš šalkio miršta. Pagaliau turim laužiuką. Kokią valandą kankinamės be laužo. Šalta, maisto turim. Žuvies irgi čia nelabai pagauti, nes labai šūdinas krantas. Bet ką turim, tą turim įsikepsim. Vaibas įsitišina nenormalaus lygio. Baisiai smagu. Draugais, prie laužo. Darysim kokint kažką. Kas nori to jobo? Aš noriu. Jo. Blemo, aš nusikeikiau galinę filmuočią ir ištryn. Jo, aš tai ištrinsiu. Kas nori kompio? Aš. Bet... Tai aš atpjausiu. Gerai. Šitas nebus paštovas tau? Ne. Ar jo, jūs šiaip turėtumėte įvertinti, kad aš pjaustymo lentelę pasigaminau pats. Nu, aš tiesiog šiandien noriu būti pripažinus.
Gavom kompiuką, įmaišysim, bus bombelį. Mano primityvos mintelis. Very good. Toks planas. Galit su peiliu nuimti kažkas kepurėlę? Šitą? Jo. Liuku, netelps mintelį. Hello, Claudia.